Elektroninio pašto tikrinimas ir naršymas internete – du populiariausių kompiuterių vartotojų užsiėmimai. Sistemoje Windows 7 pastebėsite naujų būdų likti prisijungus ir naršyti žiniatinklyje. Sveiki, aš esu Jean White, Windows 7 komandos narė. Per artimiausias 5 minutės parodysiu, kas nauja sistemos Windows 7 elektroninėme pašte ir Internet Explorer. Pradėkime nuo elektroninio pašto. Tikriausiai jums teko naudoti ankstesnių Windows versijų Outlook Express arba Windows Mail. Nors sistemoje Windows 7 šių programų nėra, galite atsisiųsti Windows Live Mail. Atsisiuntus Windows Live Mail, ši programa lieka jūsų kompiuteryje, taigi galėsite ją pasiekti net kai nebūsite prisijungę. Savo paštą galite tvarkyti kompiuteryje arba naršyklėje. Be to galite net importuoti savo paštą iš Outlook Express arba Windows Mail. Savo pranešimų arba kontaktų neprarasite. Taigi, jei jau naudojate Outlook Express arba Windows Mail, išbandykite Windows Live Mail. Svarbus Windows Live Mail privalumas yra kelių elektroninio pašto abonementų naudojimas, pavyzdžiui, Hotmail, Gmail arba Yahoo vienoje vietoje. Naudodami Windows Live Mail galėsite pasiekti pranešimus iš visų šių abonementų. Jei esate įpratę tikrinti paštą žiniatinklyje, vis dar galite tai daryti. Tiesiog prisijunkite prie žiniatinklio ir nueikite į mėgstamiausią pašto tarnybą. Naudodami žiniatinklio pagrindų veikiantį elektroninį paštą galite tikrinti paštą bet kuriame kompiuteryje arba įrenginyje, darbe, namie ar net kavinėje. Išbandykime sistemos Windows 7 naršyklę Internet Explorer 8. Pradėdami rinkti žiniatinklio adresą, pirmiausia pastebėsite intelektualiąją adreso juostą. Jei rinksiu adresą, kuriuo jau buvau apsilankiusi, jis rodomas šiame klasifikuotame sąraše, kuriame rodoma mano naujausio naršymo retrospektyva ir parankiniai. Nereikia surinkti viso adreso. Tiesiog spustelėkite jį. Matote, kaip anksčiau netinkamai surinkau adresą. Mano sąraše yra rašybos klaida. Neverta jaudintis, galiu greitai ją panaikinti. Matote šį naikinimo mygtuką, tiesiog spustelėkite jį. Adresas pašalinamas iš naršymo retrospektyvos. Ar kartais tikrinate elektroninį paštą būdami bibliotekoje, kavinėje arba kitoje viešoje vietoje? Išbandykite InPrivate naršymą. Naudojant InPrivate naršymą, neregistruojami slapukai, laikinieji interneto failai arba naršymo retrospektyva. Naudoju jį pirkdama vyrui dovaną ir norėdama, kad tai būtų staigmena. Man tai reikia spustelėti mygtuką sauga, tada spustelėti komandą InPrivate naršymas, kad atsidarytų naujas langas. Dabar, kol naudoju šį naršyklės langą, mano lankomos svetainės neregistruojamos. Be to yra pakeitimų susijusių su papildomų tinklalapių atidarymu. Kai sistemoje Windows XP norėjote atidaryti antrą arba trečią svetainę, turėjote atidaryti Internet Explorer naujame lange. Sistemoje Windows 7 viskas kitaip. Ar matote, kaip naršyklėje Internet Explorer 8 naudojamas naršymas skirtukais? Skirtukai leidžia vienu metu tame pačiame lange atidaryti daug tinklalapių, kiekvieną iš jų atskirame lange. Tačiau vis tiek atidaryti skirtukai gali pasirodyti nesuskaičiuojami. Kad juos būtų lengviau tvarkyti, atidarius naują skirtuką esamame puslapyje, jis parodomas šalia pradinio skirtuko ir užkoduojamas spalva, kad matytumėte, kurie skirtukai yra susiję. Ar kada nors buvote netyčia uždarę peržiūrimą svetainę? Tai erzina, ypač jei neprisimenate svetainės adreso. Sistemoje Windows XP aš galėjau tik peržiūrėti naršyklės retrospektyvą ir tikėtis, kad rasiu tą svetainę. Na, naršyklėje Internet Explorer 8 tiesiog atidarykite naują skirtuką, kad rastumėte uždarytą svetainę arba svetainės. Spustelėję čia, iš naujo atidarysite paskutinę naršymo sesiją. Webslice ir spartintuvai – tai nauji būdai greitai gauti informaciją naršykle Internet Explorer. Jei dažnai tikrinate paštą, biržos kainas arba aukcionus tinkle, norėdami gauti naujausią informaciją, galite naudoti Webslice. Ir jei atidarote atskirus tinklalapius, norėdami susirasti tam tikrą vietą žemėlapyje arba sužinoti daugiau apie perskaitytą žodį, tikriausiai paklausite savęs, kaip anksčiau tvarkėtės be spartintuvų. Pradėkime nuo Webslice. Webslice palengvina informacijos gavimą iš tam tikrų tinklalapių dalių. Dažnai peržiūriu naujienas, tačiau nenoriu kiekvieną kartą atidaryti svetainės. Jei puslapyje yra Webslice, matysite tokią žalią piktogramą.
Norėdami užsiprenumeruoti WebSlice, spustelėkite šią piktogramą. Dabar WebSlice yra meniu parankiniai. Atsiradus naujai informacijai, WebSlice bus pažymėtas. Norėdami eiti į svetainę, spustelėkite jį. Iki šiol, kai kas nors tinklalapyje patraukdavo jūsų dėmesį ir norėdavote susirasti apie tai daugiau informacijos arba norėdavote susirasti adresą žemėlapyje, tekdavo ilgai kopijuoti ir įklijuoti arba iš naujo rinkti tekstą kitoje adreso juostoje. Naudodami spartintuvus, pamatę žodį, apie kurį norėtumėte sužinoti daugiau, pažymėkite jį ir spustelėkite pasirodžiusį mygtuką. Dabar galite ieškoti šio žodžio. Spartintuvus galite naudoti atlikdami ir kitas įprastinės užduotis, pavyzdžiui, rašydami elektroninius laiškus arba interneto dienoraštį, versdami žodį arba ieškodami žemėlapio. Norėdami sužinoti daugiau, ieškokite informacijos šio vaizdo įrašo vadove. Jame yra papildomos informacijos, įskaitant nuoseklias instrukcijas, kad galėtumėte tyrinėti Windows 7.